vietiniai ieško vietų, kur meškeriot, bet žalia kvepia. Tai... Matėt? Gerai, pirmoji šiandien. Alkoholio, sako, neturi. Oho. Bet čia jeigu aš aš nusikošiu. O, laukia, kažkas laukia. Labas rytas. Pamiegojom. Naktis buvo šaltoka, 12 laipsnių tik buvo, kaip šaltoka, vėsoka. Dabar šlapė viskas, palapinė šlapė, žalia šlapė. Miegojau normaliai. Ne tiek, kiek norėčiau, bet vis geriau. Pakuojos po truputį, reiks judėti. Šiandien gan nemažai teks plaukt. Norėčiau nuplaukti būtent iki tos bazės. Nes jeigu 4 dienas, tai 2 dienas iki vidurio, iki tos bazės ir 2 dienas tada nuo bazės toliau. Nenoriu sėsti. Valgysim. Dešrelės, kiaušinis ir porą sumuštinių su lašiša. Vakar, kai išsilaipinau šiukšlės, prie vandens palikau bananą žievėti, ten, šokolado papiriukas, tai atėjau. Žilka dar ir net. Valas, ne žilka. Negalima nieko palikinėti. Viską susirenkam. Buvau ten namelin nuėjęs, kur vakar rodžiau pažiūrėti, tualetas. Tai gerai. Kaip tik. Tai beveik viskas baigta, supakuota. Palapinė džiūna, bet jau beveik išdžiūvus. Susirenku ir judam. 8 valandas. Viskas. Susirinkau. Paliekam stovyklavietę. Tvarkingai, gražiai. Šiukšlių nepaliekam. Plauksim. Jeigu vakar 15, kiek ten nuplaukiau, šiandien reikia 30 su viršum. Bet šiandien ir pradeda 8. Jei mažiau žvejosiu, gal ir bus gerai. Bet tai kaip nežvejoti? Aš jau ir dabar noriu žvejoti. Būtų gerai nesušlapt kojų, sausom kojų. Ne. Būtų gerai, bet taip nebus. Gerai, tai. Ir antra. Gerai, ate. Šauni vietytė. Maniau karštą. Ką, judam. 8:30. Porą metimų dar pabandžiau padaryti, bet nieko nebuvo. Vanduo toks ramus. Baigės lydekinės vietos, vėl gilis mažėja. Nes ten, kur buvau, ten gilis dar buvo normaliai, tai bandžiau lydeką. O čia ir srovė atsirado ir gilis mažėja. Čia reikia vėl dėti florą. Oho, kaip teka. Ir šapaliukus bandyti. River's gonna cry when you're gone. Tikrai gera vieta, Susiaurėjimas ir iš srovės eina į sulėtėjimą. Nesu čia žvejys kažkoks didelis, tiesiog šiaip mėgėjas ir tiek. Tai iš manęs tai čia mokytis nieko nereikia ir klausyti, ką aš čia pasakoju. Aš taip tiesiog galvoju, kad ten kur žuvis turėtų būti. O kur jinai yra, kas ten žino.
Šiandien bus Abavos rumba, taip vadinamas slengstis. Ten negalima bus plaukti. Reiks persinešti kanoją. Pažiūrėsim, kas tas per rumba. Na, rumba tai čia slengstis tikriausiai vadinas latviškai. Kaip galima nežvejoti taip gražu. Vis paplaukiu truputį ir vėl. Užmesti noris. O gal čia atrodo, o gal čia, aš nesuprantu, iš kur čia toks azartas man su tom žuvim. Nesu aš ten žvejys. Štai vat kažkokias stovyklavietė yra namukai tokie kaip pavėsinės. Tik nustoju ir klot iškart suka baidarė neša. Čia gal koks kempingas. Vat irgi nemaža pavėsinė. Ir ten. Ojojoj. Akmenys. O, matėt? Vakar, kaip sakiau, pasidaryti reikia, kad rodytų greitį laikrodį. Tai kai srovės nėra, tai kažkur 4-5 km per valandą greitis. O vat, jeigu srovė truputėlį, bet, nu, kiek čia 6 su centais, su kapeikam srovėjai. Nu, kol kas tokia ir srovė nelabai. Vėliau gal bus ir greitesnė, tai vat nežinau. Bijau, kad daug laiko užtruks plaukt. Dėl to bijau labai žvejot, bet noris žvejot, nes ką čia daugiau veikti. Nieko naujo pas mane neįvyko. Priplaukiau kažkokį miestelį, Sabilė lyg tai vadinasi. Ir tiltas. Pirmas šiandien, trečias iš viso. Nežinau, kam aš čia skaičiuoju tuos tiltus. Nei čia įdomu, nei čia ką. Bet tiesiog kraštovaizdis plaukiant nelabai kuo keičiasi, tai vis kažkas kitko. Nes medžiai, pieva, medžiai. Jo, miestelis Sabilė. Sabilė gal šataris latviškai. Pas juos kirtis visur prieki, negalia kaip Lietuvoje. Saulė tai šviečia, tai debesys, tai vėjas, tai nervėja, tai šalta, tai šilta. Sveiki. Kada zuitinės tėrėt? Lydakas? Ja. Ir lydakas, no? Ir noķēra. Forši. Sveiki. Līdekas tērēt? Mēģina. Galvenais mēģina. Ko nespiningo? Es braucu, man daudz brauc. No Литва, ja? Я если рыбачу, тогда не плыву, ничего мне надо. Я вчера начал, вверху там где-то, в самом начале где. Да. А твоя компания еще там, ja? Я один. Ты один? Да, меня просто там бросили, я 4 дня.
от того города, да, да, еще дальше до этого, до Вента. И, А ты до Венты поедешь? да, тогда с Вентой до озера. А, я знаю это озеро. Так, если я рыбачу, у меня не получается плыть ничего, я очень медленно плыву тогда. Ну так я сегодня же до туда не буду. Сегодня? Не-не, ну так я до четверга вечера. Не пью я. Не пью, так вот занимаюсь всякими плаваниями. Gėrimai, jo. Alkoholio, sako, neturi. Neturi aš alkoholio. Na ką, pabandėme mes. Lydekas. Yra. O, Matroskinas ešerys. Galvojau lydekiokas mažas. Va. Na štai. Oi, gražus. Nežinau, porą 100 gramų. O, kaip pelekas skleidžia. Na, paleidžiam. O, paleidžiam. Gerai, pirmoji šiandien. Stirna negyva vandenį. Kas jai čia? Kaip jinai čia tai nuskenda kas? Jau ne pirmą kartą matau kažkokius mėlynus paukštukus, bet ryškiai mėlynus. O va vėl, jis nedidelis. Raudonas su mėlynu. Kas čia per paukštis? Ir ryškiai, su ryškiom spalvom kaip papūgas kokias. Nežinau tokių. Nu, šiaip paukščių nelabai žinau, bet aš tokių nesu matęs net. Bet su ilgu snapeliu, man atrodo, jisai, jeigu gerai įsižiūrėjau. Na va, rodos ir priplaukiau šitą rumbą. Rumba kaip jinai tai. Nes ten jau gilė net nėra vaikai, to jam iki, oi, čiut pėdą semė. Na, einam, pažiūrėsim, kur čia neš šitą kajaką. O, užpakalis skauda. A, nu gerai, aš sugalvojau. Daiktus pernešiu, o laivą pervarysim. Bet čia jeigu aš nusikošiu, nu reikia gražiai kažkaip. Bandyti reiks. Na va ir viskas čia. Paprasčiau nei aš tikėjausi. Niekur čia neš nereikėjo, būčiau čia galėjau susidėti ir viskas. Tik priplaukiau, iškart latviukas klausė, ar pagavau ką. Žiūriu, irgi vobleriai žvejoja, tai daviau porą voblerių jam. Irgi Tomas vardas, patenkintas. Ačiū, sako. Jo, iš kur vaikam ten prisipirkt tokių. Nesupratau, kiek skauda užpakalis, kol neatsistoju. Nu, čiau. Ja, lūdzu. Berniokas atbėga, sako, pagavau lydeką. Su tuo vobleriu, voblerius porą tokius daviau.
Sako, va, ten, aš nežinau, kur jis ten pagavo, gal jis meluoja, koks tikslas jam meluoti. Sako, va, tik, vat, nuėjau ten, užmečiau irgi ir lydeka buvo. Nu, norėtųsi tikėti, bet kažkodėl, tai ko ten nelikai, tada toliau žvėjot, ar tu atbėgai man pasakyti, kad, nu, nesvarbu. Jeigu taip ir yra, tai gerai. Nu, jis sako, antrą gyvenimo lydeką, va, tiek, sako, uždėjau, nuėjau ten, pamėčiau, kad ten kažkur toliau, nes jis su šeima čia. Ir, o, čia kaip įdomu. Kilo 10 km greitis. O, laukia, kažkas laukia. Irgi skardžiukas. Gerai, mes einam šitą pusę. Na gerai, kur čia dabar aš įplaukiu. Kur čia ta upė eina, dabar nebeaišku, nes čia... Kažkas įdomesnė. Gylio nėra. Vat per šitą rumbą persinešiau kanoją, va dabar viskas nebepatogu, nebegaliu įsitaisyti kaip buvo. Nugaras spaudžia visur. Vėl įdomesnė atkarpa. Oho. Oho. Na, greitis 10 km, bet vėjas priešpriešinis visą dieną, vakar visą dieną, šiandien visą dieną, aš nesuprantu. Jo, buvo smagu, bet labai jau trumpai. Baigėsi smagumai. Truputį nuobodu, tai plauki, nieko čia nevyksta, nežinau. Na, bet kelionės tokios ir yra. Dabar, kai pagalvoju apie jūrų taką, kai važiavau, taigi irgi buvo tas pats, buvo važiuoji, pliažu važiuoji, niekas nesibaigia, niekas nesikeičia. Smėlis ir jūra ta pati, niekas nesikeičia. Ir irgi tada galvoju, kaip nuobodu, kaip nežinau, užknis ar kažkas tokio. Bet paskui baigi kelionę ir nebeatsimeni tų nuobodžių kažkokių dalykų, atsimeni kažkas, kas buvo įdomaus. Čia irgi savas grožis, žvejysbė. Meškerės ir viskas yra, bet žvejo nėra. Ten stovi meškerės 3, suoliukas, kėdė, bet žvejo pačiu tai nėra. Na čia jau rimtesnis skardis. Skardis atodanga. Kuo skiriasi skardis nuo atodangos? Vieni vadina skardžiu, kiti sako atodanga. Man tai atrodo tas pats dalykas. Ar aš kažką maišau? Pasakykit. Parašykit, jo. Kas yra atodanga, kas yra skardis. Ar čia nėra vienas ir tas pats? Spėkit, kas nutiko. Nepatikėsit. Žiūrim į viršų. Na, jau supratot. 2 tiltas šiandien ir 4 iš viso. Vis bandau nufilmuoti gervę. Aš vis plaukiu priekin, o jinai vis, pamato mane. Ir išgirsta, pakyla, nuskrenda priekin. Aš priplaukiu, vėl į tą pačią pusę, į tą pačią pusę judam. Aš prisiartinu, jinai vėl. Ir va taip, nežinau, jau pusę valandos tikriausiai, nežinau, tiesiog užlenda už posūkio. Aš priplaukiu, tik pastebiu ją, noriu pradėti filmuoti, ir jinai pakyla, vėl nuskrenda. Ir vat vis nenufilmuoju, žaidžiam slėpinių gaudynį.
apmaišau aš ją, jinai galėtų skristi į tą pusę ir viskas ir sėdėti savo, o dabar jai vis reikia kilti. Vat priekį skrenda dabar. Nežinau, ar matos, vat nūtų gerai, nūtutė jinai tenai. Va taip, pat ir žaidžiam. 21 kilas. O, nuplaukta. 2 valandos dienos. Vėl stovi. Įsiskaudėjau šikna sėdėti, nebeįmanoma. Patikrinau, kiek čia kilometrais, kaip kas, kur esu, tai 10 kilometrų upė iki tos bazės. Tai iki mano tikslo minimum, plus aš tengi neliksiu miegoti, tai dar reikia plaukti į priekį. Tai dar 10 kilometrų ir plus, nežinau, 3, 4. Nes ten toliau žiūrėjau yra stovyklavičių. Garnys vis dar varo priekin. Aš šį taip iki nežinau, jis namų neberas paskui, kai nuginsiu kažkur toli, nebežinos kaip grįžti. Ir palei upę, net nenueina, taigi pas nuskristų šonan ir viskas į pievą, palauktų pasėdėtų, bet ne, jam prie upės reikia. Apsiniaukia truputį lašnoja, bet čia tikėkimės trumpam. O, gražus vaizdai. Kaip šis skardis, atodanga. Tai kuo skiriasi atodanga nuo skardžio? Priėmu statymus. Bus lietus ar nebus? Nu, jau lietus jau dabar yra, bet ar bus toks, kuris nuotaiką sugadintų? Spėkit komentarams. Jau nuo vakar dienos galvoj vis viena daina skamba. YouTube mačiau vyruko vardą, aš vat nepamenu dabar, kaip jis vadinasi. Kai plaukė Baidarė šventąją, jis vis dainavo plaukiu upe. Ir vat kažkas ten dar toliau. Tai man vat antrą dieną galvoj irgi plaukiu upe. Pagal mano paskaičiavimus bazė bus, kai būsiu nuplaukęs 33, tai dar 7 kilometrai. Tai 1,5 valandos dar plaukt. Tada ten stoju, einu iki mašinos, pasimt, ką palikau, kai atvažiavau. O palikau kojinės, pamiršau pasimt, naktį sušalo kojas, nes vis laik šlapias. Turiu kai ko mašinoje skanaus atsigerti. Ir vat jau senai galvoju, šiaip negeriu dažnai, bet vis karts nuo kartą. Šiaip jeigu nebūčiau plaukęs, net nebūčiau, aš nusipirkau, nes žinau, kad norėsiu. Ir specialiai dar mašinai palikau, nes žinau, kad pirmom dienom tai nenorės. Ir pamatysit, nesakysiu ką, bandykit atspėti, ką gert, atsigerti turi. Tai spėkit, rašykit, kaip manot, kas per stebuklingas gėrimas pas man mašinai. Šiltas visas dabar, užkaitęs, kaip bus skanu. Rankas tai pavarga. Mazolius pritrynė, šitoj rankai kažkodėl, šitoj visiškai nieko. O čia oho, žiūriu, smarkiai net. Turiu pasiėmęs kaip tik pirštinės nuo dviračio. Bet dabar neieškosiu šių čia. Ką daryti su puslė? Jeigu pradursiu pirštės, bet dabar tai ką, toliau jinai tik tai didės. Išgyvensiu. Svarbu, nuotaika gera, lietus netėjo tiesa.
nuotaika pagerėja, nežinau kodėl. Šokoladus tik valgau, nu, tik 3 suvalgiau. Pusryčių, tiesa, pusryčių kiek pasidariau, visko net nesuvalgiau. Žuvimą atidaviau, nes nežinau, kažkodėl labai keista, aš labai pusryčių daug valgau, visiškai labai nenorėjau valgyti. Prisišnekėjau. Taip džiaugiausi, sakiau, lietaus nėra, prašau, lyt pradeda. Čia tas debesis neaišku, nu jis nėra didelis, bet lietaus taiga ir iš didelio būna lietaus, kaip duoda, kad neperšlaptų tiesiog viskas. Žemyn upė, plaukiu aš savo kanoje. Žemyn upė, plaukiu aš savo kanoje. Va, aš galą sugalvau savo pats. 30 km. Vandenį 7,5 valandos praleisti. Dar vis tiek daug laukia. Dar 3 km iki punkto. Ir dar 10 kokių iki stovyklavietės kokios nors ten. Tai dar 13. Tai dar 3 valandas plaukimo. O dabar jau 4. Tai 5, 6, 7. Nu tai va, tai iki 7. Tai žvejot šiandien nieko nesigauna. Na, partėjam prie miesto Rinda. Mano tikslo. Nu, vieno iš pusiaukelis. Prieki tiltas. Jau pamiršau kelintas. Čia trečias šiandien. 5 iš viso. Tiltų medžiotojai esam. Pūslės iššoko ant piršto. Skauda. Nefilmavau, tik tai kažkaip sarmata pasidarė. Ate! Kalbėjau su ilgai, atplaukėm kartu su visa grupė. Neaišku, kas tokie, angliškai, viena lietuvė, angliškai kalba, tai ten ir užsieniečiai. Tai paplaukėm kartu, pašnekėjom. Na, ką šnekėjom, klausinėjo manęs viską. Na štai atplaukiau prie savo Abavos laivas. Gerai, švartuojamės ir einam daiktų. Savininko sūnum kalbėjau, tai sakė iš Brazilijos čia šitie. Dėl to ten angliškai pusę kalbėjom angliškai. Viena lietuvaitė. Visi panašus ilgais plaukais, sakė, rokeriai. Brazilai, ja. Parodė, kur vandens galima pasipildyti. Apžiūrėjom, parodė irgi stovyklavietę, kuri geriau, kuri. Tai pirma privati, tai ten netinka. Reikia plaukti toliau. Dar 6 kilai. Ne 6, 8 sakė. Tai 8 kilai iki stovyklavietės. Tai dar 2 valandas kelio. Beplaukiant, pamačiau, kad kažkas mailių gaina. Sakau, užmesiu greitai. Užmečiau vieną kartą, antrą. Nieko nėra, bet mačiau voblerį ešeriai atsivėję. O ten yra kažkokia lenta balta. Aš spėju, turėjo būti parašyta kažkas. Labai informatyvu. Informacijos nėra. Pasiėmiau gėrimą iš mašinos. Nutuokėt, kas per gėrimas. Aš čia, sakau, paskaitysiu. Parašykit, paskaitysiu komentarus. Tai nieks čia neparašys niek. Žinot, kas mane neramina dar? Palapinė, kurią supakavau, tai visa šlapia. Tai reikia dar, kad jinai pradžiūtų. Gal kaip nors pradžias. Kai atvyksiu į vietą, iškart reikia statyti palapinę. Tai dar pirmą vietą reikia rasti. Akmenys, akmenys. Nieko rimto. Matęs ir rimtesnių per savo karjerą 2 dienų. Srovytė, o. Varom, varom. Opa, opa. Driftinam truputį. Gerai. Na, smagu, kad va, tokia srovė eina. Kiek čia? 7, va, 8 kilai. Galvoju, kaip plauk ten prieki.
posūkis ir kur akmenys bus, o kur nebus. Kur bus, kur nebus. Čia visur jį. Pas mane po kanojos dugno, šiandien dugnu ariu, o ant dugno yra 3 pelekai. Užsideda ten 15 gal cemų didumo. O, vaikyti. Tai ant dugno, va ir dabar kliūna visur. Čia ne dugnu, o tais pelekais jie liečia. Čia kad stabilumas gal būtų geresnis, nežinau. Atplaukiau, viskas. Kiek čia 7 vakarą. Tokia va vieta, gan gera. Stovyklavietė kaip stovyklavietė paprasta. Sueis, nes aš iki kitos vietos nebedaplaukčiau jau iki sutemų. Staliukas kažkoks ir. Čia bus palapinė vieta šauniai. Laužavietė. Laiko bus dar pažvejot. Buvo bairis. Priplaukiu 2 žolė rūko, nes tiesiog žolė kvepia. Sakau, jūs čia, sakau, latviškai bandau pasakyti, sakau, jūs čia sustovyklaujat su palapinėm. Ne, sako, mes čia rusiškai, iškart man pradėjo rusiškai, gal suprata, kad mano latvių kalba tokia. Arba šiaip patys rusakalbiai. Sako, mes čia ieškom vietų, kur meškeriot. Tipo vietiniai, bet paskui sakė, kad jie vietiniai. Tai vietiniai ieško vietų, kur meškeriot, bet žolė kvepia. Tai neaišku, kokių vietų jie čia ieško. Tai ne, pakalbėjom ir išvažiavos. Gerai, viskas kraunu, statyti reikia palapinę, tegu džiūna. Ir tada valgyt ir meškeriot dar pamėtyt spiningą. Tie vyrukai, nu kaip vyrukai, patsan. Jie išsigando, jie pamatė, nu jas ant leptelio šitas stovėjo, rūkė, pamatė mane. Pradėjom tada kalbėti. Sako, nebijai, vienas stovyklaut. O tai ko čia bijot? Kas čia galim tik? Kas čia meškas? Užpuls, čia žmonių reikia bijot, o ne? Ai, visa šlapė. Padarysiu keletą metimų, pažiūrėsim, o gal kas nors bus. Tai kas vakarieniai paklausit jūs, tai makaronai, konservai, elnynos ir, turiu arbatos aišku. Vakarykštis rūta šokoladas juodas irgi. Dar vieną šiandienai, kad nebūt per mažai. Ir gėrimas, kurį pasiėmiau iš mašinas, tai taram tararam, Coca-Cola. Nežinau, ar kas nors komentavo, ar nekomentavo, ar buvo spėjimų ar ne, bet Coca-Cola. Dietinė. Aš tik tai dietinę geriu. Tiesa, tikriausiai ne arbatos, o Coca-Cola atsigersim kaip tik.
Pavargau. Pečius pradėjo skaudėti. 41,5 km nuplaukta. Puslės, parodysiu. Čia vat 2. Darosi dar vieną. Toks bairis. Latviškai brieža galė. Latviškai briedis tai lietuviškai elnės, o latviškai elnės tai yra briedį. Turiu minį, Latvijai briedį jie vadina elniu, o elnę vadina briedžiu. Briežia galė elnio mėsa, ne briedžio. Tiesa, mašinai dar yra toks pat konservas, tik tai ten jau briedžio mėsa. O parašyta elnė. Tai kažkas nuo kažko kopina ir negerai nukopino, ar lietuviai, ar latviai. Antras dublis, bandom vėl. Stovi ant lieptelio ir atrodo, kad siūbuoja. Čia man nuo plaukimo, nes vakar irgi atsiguliau atsiguliau palapiniai ir visą laiką atrodo, kad linguoja, kažkas siūbuoja. Žuvies nėra. Aš čia jau gerą valandą, nežinau, virš valandos. Viską išbandžiau, visus. Masalas kokių tik turiu. Jau be 20-10, bet niekaip. Nieks neėma ir viską. Mailių gaino kažkas ir bandžiau, ir ant ešerio, ir su mažesniais, ir šapalui bandžiau, perišinėjau. Tiesiog nieko ir viskas. Gerai, eisiu miegoti. Gal rytoj bus geresnė diena. Su žvejyba. Rytoj bus daugiau laiko. Ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit komentarą, patiko ar ne, palaikinkit, arba nepalaikinkit, jeigu nepatiko, ir subscribinkit. Susitiksim rytoj. Čiau.